Kelios kultūros gyvenimo naujienos. Archeologams tyriant Lukiškių aikštę paaiškėjo, kad čia turgus veikia daug seniau nei iki šiol manyta. Ištyrę nedidelę dalį teritorijos, archeologai rado daugiau nei 400 monetų. Seniausia Livonijos ordino, kaip manoma, 13–14 amžiaus. Vasarą pradėjus Lukiškių aikštės rekonstrukciją, pirmiausia joje įsikūrė archeologai. Iškasę puspenkto 100 kvadratinių metrų ploto duobes, jie po žemių sluoksnių rado daug monetų, koklių likučių iš žmonių palaidojimų. Tie palaidojimai visi perlaidoti, mes neradom sveikų, neliestų kapų, jie sunaikinti, kada įrenginėjamas buvo turgus ir vėlesnių laikotarpių. Pasak archeologo, tikėtina, kad rasti palaikai yra prie Šventųjų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios laidotų benamių. Kodėl jie mirė, koks buvo jų gyvenimas, toliau laboratorijose tirs antropologai. Čia aš pateikiau iš vienos kapo duobės sulaidotus kaulus, kurie pagal mane priklauso ne mažiau 2 asmenim. Iki šiol manyta, kad turgus Lukiškių aikštėje veikia nuo XIX amžiaus, tyriant atkasti ir tuo metu čia stovėjusio turgaus paviljono pamatai. Tačiau didžioji dalis radinių, monetų, spaudų, kryželių, daugiausia XVII–XVIII amžiaus. Rasta ir to laiko plombų. Jomis apsaugodavo vežamas prekes, audinius ar grūdus. Turgus, tiksliau, šitoje vietoje veikia ne nuo XIX amžiaus, kaip buvo manoma, bet nuo pačios bažnyčios atsiradimo, taip kaip yra daugumoje bažnyčių. Mes surinkom virš 400 monetų, virš 100 plombų, virš 100 individualių radinių, kurie yra vertingi, nematyti. Vienas iš tokių, tai pavyzdžiui, yra spaudas. Prieš pradėdamas kasinėjimą archeologas sako tikėjęsis rasti įrodymų, kad netoliese gyveno totoriai. Keli papuošalai, ieties antgalis galėjo būti jų, tačiau tai dar turi patvirtinti kiti mokslininkai. Patį vertingiausią radinį iš žemės ištraukė vos užvakar. Tai mažytė Livonijos ordino moneta, kuriai gali būti apie 700 metų. Lukiškių aikštės rekonstrukciją ketinama baigti kitų metų rudenį. Čia bus įrengti nauji takai, poilsio zonos, dalį aikštės arčiau Gedimino prospekto planuojama išgrįsti plytelėmis.